Šiandien jums parodysime mūsų žvakių gamybos procesą. Pradžioje pasiruošime indelius ir sudedame tinkamas dagtis. Kaip matote, mano rankos dreba, nes tai labai atsakingas etapas. Tuomet sutvirtiname dagtis, kad jos mums nepabėgtų. Mūsų žvakėse yra naudojamas 100% sojų vaškas, išgauti kuo natūralesnį efektą. Visos sudedamosios dalys turi būti kruopščiai išmatuojamos, taip pat ir išmaišomos. Tik turint tinkamą vaško temperatūrą galime supilti eterinį aliejų, kad gautume maksimalią kvapo sklaidą. O šis indas naudojamas patogesniam vaško išpilstymui. Tuomet šiek tiek sušildę indo sieneles pradedame pilstymą. Vašką pilti reikia lėtai ir atsargiai, kad nesudarytų oro burbuliukai. Šį video šiek tiek pagreitinau. Ilgai ir nuobodžiai laukiam, kol žvakė sukietės. Ir taip atrodo mūsų galutinis produktas. Kadangi tai rankų darbo žvakė, kiekviena jų turi kažką individualaus, kas mano nuomonė suteikia dar didesnio šarmo ir žavesio. Kviečiame apsilankyti mūsų puslapyje bugamor.com ir išsirinkti jums tinkančią žvakę.